Na ką, sveiki. Padarysiu trumpą greitą pamokėlę, kaip aktyvuoti Sony Vegasą, kadangi ne visi moka ir ten yra beros pamoka, tačiau irgi ne visiems pavyksta pagal ją aktyvuoti ir prašo kitų pagalbos. Taigi pirmas dalykas, ką jums reikia atsisiųsti patį Sony Vegasą. Aš jį suarchyvavau ir patalpinau į ZipShare, nuoroda yra žemiau video. Taigi atsisiuntėte failą, matote Vegas, išarchyvavote jį ir matote Vegas Pro ir Keygen. Instaliuojate Vegas Pro, aš tai jau padariau, man nereikia. Ir kitas žingsnis, prasideda aktyvavimas. Ką darom, yra Keygen failiukas, tie kas naudojate XP Windowsus, tai tiesiog 2 kartus paspaudžiate ir paleidžiate, tie kas naudojate Vista arba 7, kaip aš, spaudžiate dešinį pelės mygtuką Run as Administrator. Kitas žingsnis, pasirenkame savo Sony Vegas, tai bus Vegas Pro 9 mūsų, ir spaudžiame Patch. Susirandame tą folderį, kurį mes instaliavome Sony Vegasą. Mano atveju čia bus Sony ir Vegas Pro 9. Spaudžiam OK, palaukiam, kol supatchins. Štai, aš čia buvau padaręs pauzę. Baigta patchins, spaudžiame OK. Ir dabar pasileidžiame Vegas Pro. Spaudžiame Next ir prašo Serial Key. Štai turime Serial Number. Ctrl-C darom. Ir Ctrl-V. Spaudžiame Next. Register from another computer. Suvedame čia belę kokią informaciją. Aš jau kažką bandžiau daryti. Pažymim varnelę, spaudžiam Next. Išsaugom, tarkim, į desktopą, nesvarbu kur. Vėl spaudžiam Next ir dabar prašo šitą kodo autorizavimo. Jis yra štai čia, jį irgi visą pažymime. Atkreipkite dėmesį, kad kodas dar truputėlį čia iš šono eina, todėl nesustokite ties šitą vietą. Jis yra ilgesnis. Spaudžiame Ctrl-Copy ir įkeliame Ctrl-V. Spaudžiam Finish. Ir štai, čia galim daryti Exit. Ir licenzija yra. Viskas aktyvuota. Čia galite išjungti. Ir viskas tvarkoja, viskas vietoje. Ir dėkui, kad žiūrėjot.